Salimo. Didžiausia žuklės parduotuvės Lietuvoje. Salimo. Žvejok su malonumu. Sveiki visi, šiandien mes esame vėl, kaip visada, didžiausioje Baltijos šalyse parduotuvėje, Klaipėdoje. Salimo, Baltijos prospektas 6A ir šalia manęs, kaip visada, sėdė Eugenijus. Sveikas, Eugenijus, dar kartą šiandien. Ir tu, kaip visada, turi kažką tai įdomaus ir naujo papasakoti apie žuklės įrankius. Šį kartą aš matau, mes turime batus. Ir kiek žinau, Aku batai, tai tikrai kažkokie tai įdomus batų lyderiai, gal tu daugiau apie juos papasakok. Apie tai aš tavęs paklausinėsiu. Kas iš vis yra Aku? Aku tai yra visų pirma gamintoja. Tai nėra marketinginė firma, kuri gamina batus pas kažkur, tai vieną ten, kitą ten. O tai yra gamintojas turintis savo gamyklas Italijoje, Rumunijoje, na ir taipogi partnerius, aišku, ir toli rytuose. Bet didesnė dalį savo produkcijos jie vis dėlto gaminasi būtent Europoje, kas yra jau pliusas. Ir tai yra italai, ar ne, kaip tu sakai? Taip, tai yra italai ir kaip patys italai sako, jeigu nuvažiuoti į parodą kažkokiu avalinės, jie vis dėlto visos firmas pasakys, kad batus ir pizzas reikia gamina tik italai. Supratau. Na ir tu mane įtikink, kodėl dabar, pavyzdžiui, aš kaip žvejus turiu pirkti būtent tokius batus. Ok, bandom. Visų pirma, kaip žvejas, tai mums kas svarbu? Svarbu, kad būtų neperšlampama. Ta užtikrina mums jau visiems žinomas gerai Gore-Tex membrana. Aišku, yra visokių membranų, bet Gore-Texas tai yra vienas seniausių, pirma turbūt membrana atsiradus pasaulyje. O Aku Europoje pirmieji pradėjo dirbti su Gore-Texu. Tai yra atsitiko prieš 30 su virš metų jau. Tai jau įvaldė technologijos turbūt. Taip, jie puikiai žino savybės, puikiai bendradarbiauja. Aš buvau jų gamykloje, tai yra kažkas baisaus, ta prasme, kad kiekvieną medžiagą turi ištestuoti, kiekvienos medžiagos gabaliuką iš vatų visų turi siūsti į Gore-Texą, kad jie patvirtintų, ar jinai laidi vandenį, ar nelaidi, ar kvėpuoja, ar nekvėpuoja. Tai yra begalinis toks sudėtingas procesas ir visą tai daroma toj gamykloje. Tai galima pabrėžti tai, kad Gore-Texas ne tik nepraleidžia vandens, bet ar iškvėpuoja, ar ne žmogaus? Taip. Tai visą ir tiesiog drėgmę. Ta prasme, drėgmę išleidžia, aišku, dideliam karštyje tai koja vis tiek kažkiek kais, bet tai nebus taip, kaip jeigu sėdėsim aklinus batus, sakykime. Kas man dar asmeniškai patinka ir kodėl aš pasirinkau didesnį asortimentą ne odinių grinai batų, kad būtent Aku turi tą AIR 8000 sistemą. Tai yra sudėtos tokios medžiagos, kurios daug laidesnės oro išleidžia daugiau negu oda. Nors, kaip minėjau, oda privaloma su Gore-Texu būti, kuri irgi savaime kažkiek kvėpuoja. Tačiau čia sudėtos medžiagos, kurios daug geriau praleidžia. Todėl aš ir savo renkuosi ir visiems rekomenduoju vis dėlto nebijoti, kad tai nėra grinai oda, bet tai būtent padidina kvėpavimą. Dar kas svarbu, padas. Aku aplamai, kaip minėjau, kadangi gamintojas turi savo inžinierius, savo projektuotojus, savo testuotojus, sportininkus, profesionalus, kurie laipioja po kalnus, jie užtikrina komfortą. Tai yra, jie daro taip, kad jaustumės komfortiškai, kad visą dieną galėtum praleisti ant kojų, su svoriais didesniais, mažesniais, su kuprinėm. Nepavargsta būtent kojas. Ir kuo mažiau pavargtų kojas, kuo komfortiškiau. Tai galima siūlyti ne tik, ar ne, tarkim, žvejams, bet ir žmonėms, kurie mėgsta laipioti, kažkur keliauti, važiuoti. Na taip, tie, kurie tai vadinami trekeriai. Aplamai, tai jie save pristato kaip trekingo profesionalus batai ir tikrai, mačiau, lipam su jais į kalnus, tai tikrai be galo svarbu tas komfortas, tos amortizatoriai, tie vadinami sudėti. Tai prasme, kad kuo patogiau. Plus padas vėlgi, jie projektuojasi pas Vibramą. Vibramas yra lyderis padų, bet jie ne tai, kad perka kažkokį standartinį ten. Bet būtent modelį, ar ne? Būtent kiekvieną modelį jie suprojektuoja, Vibramas padaro, ištestuoja, išbrokuoja ir taip toliau atranda tą optimalų variantą, nes tarkim, lipant nuo kalno labai svarbu, ne tik lipant į kalną, kad būtų sukibimas, bet lipant nuo kalno dar svarbiau, kad neslystų koja. Ir matau, kad yra visokių variantų, ir vasarinių, dabartinių, pavasarių, vasarą, ir ne. Na taip, mes turim. Žieminių aš mačiau, jau tu žiemą nešioji, gal mes apie tai kalbėsim rudenį vėlyvą, ar ne? Bet matau, variantų yra pačių įvairiausių. Taip, mes pasirinkom kažkiek tai aukštesnių batų, kas aktualu, tokių daugiau vasarinių su membrana, žemų vadinamų, tai yra, per rasą prasibrist. Yra net moteriškų variantų.
Ir ką aš, tarkim, 2 metus nešioju, tai yra, grinai be membranos, tokias lengvi, jie man atstoja tas ar šlepetės, ar dar kažką, bet gali ir į miestą eiti, ir kur nori. Ir gerai iškvėpuoja. Ta prasme, absoliučiai gerai kvėpuoja ir ar įsitepus, ar sušlapus, jie momentaliai sudžiūna. Čia nėra visiškai tokių medžiagų, kurios laiko savyje vandens. Šitas modeliukas jisai ir pigesnis, bet tikrai labai patogus ir labai komfortiškai jautiesi ir karštą dieną. Salmo. Didžiausia žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo. Žvejok su malonumu.